Labas rytas, rytas ankstyvas, bet vis dėlto norėjau padaryti dar vieną video trumpą turbūt. Tai yra būtent apie, kaip matot, vėl eilinį kartą Eglę Visockienę, kuri man bedarant reportažą apie aukų rinkimą, būtent pasakė kai kuriuos žodžius, kurie aš tikrai labai smarkiai, kaip ir truputėlį šoke buvau, susimaščiau, bet jei jau krentama į dugną, tai krentama toliau. Aišku, vėliavai turiu daug klausimų, bet tiesiog paklausom ir po to paanalizuosim, ką šneka būtent Eglė ir kas kaip kur čia yra. Duoti darbą tam tikrą, kur tu galėsi turėti savo ir laiminti kitus. Amen? Yra daug nuostabių dalykų ir materialių, ką Viešpats nori duoti mums. Ir aš kažkaip visada turiu kažkokias netgi svajones ir žinau, kad netgi kai kurios nėra mano kišeniai, bet aš juos tiesiog atnešu Viešpačiui. Ir aš žinau, kad jis yra tas tėvas, tas Dievas visagalis, kuris girdi mane. Ir tikrai girdžiu daug, kad neseniai su vyresniaisiais iš miesto bažnyčios draugauju su jų vyresniaisiais, be galo nuostabi šeima, man tokie jie kaip paskutiniu metu, kaip kokie dvasiniai tėvai tapo, vis manim taip rūpinasi. Ir kažkaip sako, ir pastorius Saulius iš miesto bažnyčios sako, tikėjimu reikėjo persikelti ir tą namą tiesiog ieškojo neturėdamas netgi, kaip įsigyti. Tiesiog ieškojo ir Viešpats atvėrė kelius kaip, ar tai paskola, ar dar kažkas, įvairius būdus atveria. Ir tu matai, kad Dievas jisai... Tai toliau galima neklausyti, vienu žodžiu, mano esmė tai yra būtent, dėl ko darau šitą reportažą, tai yra, kad paminėjo miesto bažnyčios vyresniuosius, kad tai yra dvasiniai tėvai. Tikėjimo paskolą čia jau, žmonės į skolas varyti, čia yra, čia jau aš jau kalbėjau apie tai, bet vis tiek užsimenu. Tai dvasiniai tėvai, miesto bažnyčios Saulius Karosas ir jo žmona tenais, ne? Kiek iš konteksto aš nesiimu sakyti tiesiogiai, bet kiek suprantu, kažkur biškį pinigėlių gavo iš jo. Nežinau, Eglė patvirtins, nepatvirtins, bet iš konteksto lyg tai taip atrodo, bet aš to netvirtinu, bet man tik iš konteksto. Tai paimkim ir pasižiūrėkim, kasgi tas Saulius Karosas, kuo jis toks ypatingas ir apie kokį tikėjimą kalba čionais Eglė. Tai paimam tiesiog labai paprastą straipsniuką. Susitikime su popiežiumi apie pavojų būti drungnam. Visi mes žinom, kad 22 metais jisai susitiko su popiežium, tai yra niekam nepaslaptis ir tai pačiai Eglei, tuo labiau vėliau. Kuris, jeigu jūs paskaitysite šitą straipsnį, kuris yra Pajūrio naujienose, galite susirasti, įvedę į Google, tiesiog Saulius Karosas susitiko su popiežiumi. Ir tikrai išmes šitą straipsnį. Čia mes galim matyti, kas čia yra ir kaip čia yra ir dėl ko yra. Tai jisai labai smarkiai gyrė, galima ir kitokius straipsnius susirasti, šia Pajūrio naujienos yra daug. Tai labai gyrė popiežių ir taip toliau. Ką jie aptarė? Aptarėme, kaip svarbu yra būti kuo arčiau kenčiančio žmogaus. Migrantų istorijos yra labai panašios, nežiūrint iš kokios pasaulio vietos jie bėga. Jemene nevyksta baisus karas. Per 8 metus iš to šalis pabėgo 2 milijonai žmonių, tūkstančiai žudytų. Bet mes apie tai negirdėjome. Pagalba pabėgėliams yra didžiojo įsakymo mylėti savo artimą kaip save patį ir vykdydamas, matant skausmą, net vis turime vienintelį pasirinkimą, kuriame pašaukti tapti geresniais, vienu žodžiu, taip toliau. Kada pasižiūri, kaip gyvena, sakysim, popiežius, kad tai yra pati turtingiausia valstybė pasaulyje, mes matom, kaip jie padeda. Visiškai viskas atvirkščiai. Ir yra daugiau, sakysim, čia apie šeimą rašo, bet įdomiausia tai, kad, sakau, yra dar daugiau parašyta apie tai, kaip jisai gyrė tą popiežių ir taip toliau, taip toliau.
Tai vat, mielas vyrėlai, miela Eglė, tai kaip man dabar suprasti, kaip dabar suprasti kitiem? Tai jūs čia dabar kaip jau kartu su popiežium link katalikybės varot, jie jūsų dvasiniai tėvai, ar kaip man dabar suprasti ir kitiems? Nes manau, kad jūs kažkur vairuojate ne ten. Vyrėlai, aš suprantu, kad galima atsikasti rūkytos dešros, supranti, iš to visi demonų išbėgios, bet ar čia tikrai užteks? Geros lietuviškos rūkytos dešros, atsikandus ir išlakstys ir karosas? Manau, čia ne kūčios, vyrėlai, ne kūčios. Tai kad paaiškink žmonėm dabar, kaip dabar tave suprasti, kas čia pas jūs yra dvasiniai tėvai ir kaip čia kur ir kas yra ir kaip jūs čia laimina iš katalikybės šulinio srebiantis pilietis, ekumenizmą plėtojantis pilietis. Vėlai gal ir tu jau link ekumenizmo patraukė, manau, kad patraukė, jau mačiau ir maršė kalbėjusi su man kabutėse tau galbūt jau tikrų brolių, kaip ten jisai, Pauliumi, ne, Vaineikiu. Tai yra, tai, nu, vis taip artėjat prie katalikybės. Šaunuolį. Tai va čia diena tik tais tiek, tai kad žmonės mąstykit, su kuo susidedat ir ko klausot. Manau, kad jau laikas, kaip sako, palikti tokias organizacijas, kurios tikrai veda ne pas Dievą, o būtent pas šitoną. Su Dievu visiems.